Mūsų įmonė UAB Straikas tai yra maisto ir gėrimų pramonės gamintoja. Pagrindiniai dvi produktų linijos tai yra kūdikių maistas. Esame pirmieji, kurie pradėjo Lietuvoje gaminti kūdikių maistą. Bei beržų sula. Tai yra ekologiška beržų sula, surenkama Lietuvoje kiekvieną pavasarį ir kurią būtent pagrindę šią dieną ir eksportuojame. Iš tikrųjų, eksporto būtų galima keletą krypčių išskirti, nes mes gaminame tiek privačią etiketę, tą vadinamą private label, tiek savo prekės ženklus. Tai eksporto kryptis tuo irgi kažkiek skiriasi ir nuo to priklauso. Kalbant apie privačią etiketę, mūsų tikrai didelis rinkos yra beržų sulai. Vokietija, Singapūras, Italija, nemažai Skandinavija, taip pat nemažai tokių šalių. Tačiau, kalbant apie Sipsep, mūsų prekės ženklą, kurį esame patys sukūrę ir eksportuojame, tai yra Japonija, Prancūzija, mūsų didžiausios rinkos. Taip pat irgi žengiame į Vokietiją, į Skandinavijos rinkas, Vengriją. Tai iš tikrųjų nemažai valstybių ir šiai dienai mes ko gero jau daugiau negu 20 priskaičiuotume. Ir mūsų pagrindiniai tikslai 22 metams tai būtų stiprinti savo ryšius su Japonija. Maždaug metus laiko jau vyksta dėrybos su Pietų Korėja ir taip pat kitos Europos valstybės kaip Jungtinė karalystė, Ispanija. Enterprise Europe Network, jeigu nesuklysiu, man regis per Vilniaus pramonės ir amatų rūmus pradėjome dalyvauti jų organizuojamuose kontaktų renginiuose ir verslo misijose. Teko jau po pandemijos, sakykime, pertraukos dalyvauti verslo misijoje į Graikiją. Tai buvo ir verslo misija, ir verslo forumas. Labai sėkminga mūsų įmonei tai buvo misija. Iš tikrųjų, jeigu dar šiai dienai galbūt ir nėra konkrečių pardavimų, bet yra labai stiprus kontaktai parsivežti iš šios verslo misijos. Taip, dalyvavome ir virtualiame verslo kontaktų renginyje, kuris buvo fokusuotas į Airiją. Iš jo vieną stiprų kontaktą irgi, negaliu sakyti, parsivežėme, nes tai buvo online renginys, bet gavome su Korko mieste įsikūrusiu verslu, viešbučiu, šeimos viešbučiu. Ir žinoma, šiemet mes labai džiaugiamės, kad laimėjome Malmėje vykstančioje parodoje Nordic Organic Food Fair labai svarbu mums apdovanojimą. Tiesa, šiais metais mes jį vykome ne Enterprise Europe Network projekto rėmuose, bet tam buvo padėti labai tvirti pagrindai 18 metais, kai mes vykome tą pačią parodą. Tai būtent apdovanojimą Nordic Organic Food Fair laimėjome už šį produktą. Tai yra ekologiška beržų sula su spanguolėmis, propoliu, imbieru ir medumi. Tai yra iš tikrųjų super ingredientai. Mes šią būtent Sipsep sulą sukūrėme COVID kontekste, kada norėjome pridėti į sulą, kur ir taip yra labai naudinga organizmui, kuo daugiau tų vadinamųjų super ingredientų. Tai vienas iš tų išskirtinių propolis, ko gero, ir buvo, kaip pasakyti, tai, kas padėjo mums šį apdovanojimą laimėti, nes tai yra labai unikalu, labai lietuviška, mes apie tai parodos metu labai daug komunikavome, kodėl tai yra naudinga. Tai yra mums, kaip kokybės ženklas, kurio galim puoštis ir patys ir dėti ant savo produkcijos išdidžiai, todėl kad, laimėti Skandinavijos apdovanojimuose kategorijoje geriausio gėrimo, vis tiek tai yra ganėtinai aukšta kartelė, tad tikrai apie tai galime didžiuodamiesi kalbėti tiek Prancūzijos rinkoje, tiek Azijos rinkose, tiek Jungtinėje karalystėje. Tai mums yra labai, padrasinantis, sakykime, toksai produkcijai ženklas. Mūsų įmonei labai svarbu yra eksporto augimas ir Enterprise Europe Network tai yra vienas iš tų, sakyčiau, kertinių kanalų, kuris padeda rasti įvairiausių eksporto krypčių ir galbūt tai iš karto neįvyksta tiesioginiu pardavimu, bet būtent kontaktų užmezgimu ir įvairiausių durų atverimu. Tai mes tikrai kiekvieną kartą, kai yra galimybė dalyvauti Enterprise Europe Network organizuojamuose ar kontaktų renginiuose ar verslo misijose, tikrai visuomet labai noriai dalyvaujame ir dalyvausime 22-aisiais ir toliau.